Sveiki visi, su jumis ir vėl Vytautas Suntulis. Šiandien užfiksuosime, kaip persiunčiame pinigus į Swiss Golden pririštą Mastercard kortelę. Taigi pradėkime. Eikime į mano finansus. Kaip matote, euro sąskaitoje turiu vos daugiau negu 400 eurų. Tam, kad parsiųsti pinigus, reikia užeiti į Withdraw. Čia matote dvi funkcijas. Pirmoji funkcija tai Bank Transfer. Jinai yra naudojama, jeigu mes norime išsiųsti pinigus į jūsų pasirinktą banką, kuriame turite sąskaitą. Įvedę savo banko sąskaitos rekvizitus, gausite savo pinigus per 5 darbo dienas. O šiandieną mes pasirinksime funkciją Swiss Golden Card. Tai reiškia, kad mes norime persisiųsti pinigus į pririštą Swiss Golden Mastercard kortelę. Spaudžiam. Taip, pirmame laukelėje sum euro. Mes įvedame sumą, kurią norime persivesti į kortelę. Šiuo atveju suma sudaro daugiau negu 400 eurų. Išsirinkame metodą. Išsirinkame metodą, kuris jums tinka labiausiai. Aš renkuosi metodą už 5 eurus. Ir tam, kad man atskaičiuotų, man reikia pakeisti sumą 398 eurus. Ir kai pasirinkame metodą, spaudžiame Send Request. Kaip matote, pinigai jau yra išsiųsti, statusas laukiamas, suma, kurio aš lauksiu 398 eurai. Taigi kaip tik gausiu patvirtinimą, kad pinigai kortelėje, kartu nueisime į bankomatą ir išsiimsime pinigus. Su jumis buvo Vytautas Suntulis, mano kontaktinius duomenis galėsite rasti šio video apačioje. Taigi, būkite su mumis, būkite geresni už mumis, iki greito pasimatymo.